Tik sveiki sugrįžę į naują video ir šiandien mes žaisim antrą dalį Need for Speed. Tik dabar be mano draugo Gabrielius. Tai pradėkime. Nu tai gerai, pradėkime tada. Nu tai važiuojam tada. Tada važiuojam iš pradžių. Žinau, kur galime. Sukam į dešinę. Ir kaip praeitą kartą sakiau, čia yra rūšiškai nustatyta, tai nežinau, ar jūs suprasit. Nu tai gerai, pradėkime. Važiuokime. Jo, tada važiuojam į šitą trasą. Čia labai gerai. Treniruotis galime į ją. Tada pabandysiu daugiau įsibėgėti. Tai ten tokia rampa yra per visą kelią peršokti. Va šita. Ne, nepavyko į ją. Biškį mašiną subraižiau. Pabandysiu gal dar kartą. Ne, nepavyks tikrai. Nu tai gerai, tada važiuojam atgal. Nepavyks vis tiek peršokti. Tada važiuojam va čia, vat jo, išvažiuojam iš čia. Gal tada užvažiuojam į degalinę, pataisyt mašiną. Tada važiuojam į degalinę, jos sukam į dešinę. Nu ir va, mes sutaisėm mašiną, tai važiuojam toliau. Tada sukam, tada gal. Nu jo, gerai tada. Į kairę sukam, jo. Tada važiuojam gal. Įvažiuojam į kairę. Oi. Tik po serviso iš karto vėl sudaužiau mašiną. Stulpą nunešiau. Tada važiuojam tiesiai.
Jo. Tada važiuojam gal į šitą degalinę. Jo, mašina pasitaisė. Atsiprašau labai. Paspringau netyčia. Tada, kur čia galima sukti? Į dešinę ar į kairę? Sukam į kairę tada. Aš gal tada padarysiu. Jo, taip padarysiu. Biškį lagina dabar. Mano PK. Oi, ne PK, laptopas. Ne, atsitrenkiu biškį. Papipsinau aš biškį. Kur mes čia dabar atvažiavom? Kažkokią degalinę. Tada pasuksim čia gal. Mokysimės prisiparkuoti. Čia įjungiu dabar galinę kamerą. Jo. Jo, tada dar biškį. Nu, tikiuosi gerai prisiparkavau. Tada priekiu dabar mokomės ar galų ten. Jo, tada. Nu, vat, kažkaip gerai. Oi, dabar nepavyko.
tada. Gerai, pažiūrėsim žemėlapį metą. Mums dabar reikia važiuoti į Mendoza Keys. Jo, oi, netyčia ne tą mygtuką paspaudžiau. Va, čia mums misiją reikia praeiti. Važiuojam. Ai ne, aš tiesiog galėjau juk tiesiog paspausti. Va čia atvėliau tada. Bystrai, ai ne. Ne, turbūt dabar negalima. Nes į čatą parašiau labas. Rusiškai. Prisistumsiu biškį. Dar jo biškį liko. Mums tiesiai reikia važiuoti. Reikiuojamės į šitą liniją tada, juostą. Ne. Ai, jo teisingai turbūt. Kodėl taip lagint pradeda mano laptopas? Aš dabar žaidžiu iš teliko, tai aš tipo pas mane PlayStation 4 Pro ir aš tipo pasidariau PS Remote Play. Ir dabar tipo iš OBS studijos. Iš OBS. O kur mes atvažiavom? Kodėl mus čia nuvedė, įdomu? Čia mums toliau reikia važiuoti, va. Ir šitą ir aš iš OBS dabar kaip studiją per laptopą paleidau video. Nu ir kažkodėl lagina dabar. Aš pastebėjau, kažkodėl paskutinio metu pas mane laptopas pradėjo laginti. O tai labai ilgai nefilmavau video. Ir nu, šitą ilgai nefilmavau video, tai negalėjau filmuoti, tai aš filmavau 2 dienas iš eilės, bet, tipo, aš kai peržiūrėjau tos video, tai jie, tipo, gale video, jis labai stipriai lagino. Tai nežinau, kas čia gali atsitiko.
biškį neišlaikau vairą. Sustot reikia. Ir man dabar biškai reikia išeiti ir aš su jumis susitiksiu po poros laiko. Tiksliau po porų minučių. 5 minutes later. Ir aš pagalvojau iš pradžių, kad nelenktyniaukime, o tiesiog pasivažinėkime. Vėliau tada palenktyniausim. Nu tai gerai. Tada važiuojam gal tada va čia. Jo. Į dešinę sukam. Jo. Jo, tada. Gal biškį toliau pavažinėkime už Mendos akis. Ten, nežinau, kažkur tai kitur. Kodėl taip lagina mano laptopas? Vos nepasakiau PK vėl. Ne. Vos... Ai, čia buvo įvažiavimas. Ai. Tada vėl. Į ką čia, tipo, nemokamai sutaiso mašiną. Ir sutaiso mašiną nemokamai ir jie užpila benzino. Va. Kodėl taip lagina į stipriai? Rankos jau pradeda prakaituot, šlapas darosi. Tada važiuojam į mūsų miestą. Автодром Palm City. Apsisukam. O taip važiuojam tada. Jo, nepavyko biškį tokio normalią drifto padaryti. Sukam tada va čia. Gal aš nežinau, kur važiuoju, aš tiesiog pasivažinėsiu. Vėliau tada į lenktynės varysim kartu. Ir pažiūrėsim, kokią vietą aš užimsiu. Kažkas skambino. Reikia pakelt. Taigi sveiki, ir čia yra Gabrielis, todėl prašau visų paspausti like, subscribe, share ir varpelį, ir tai jums labai padės šiam gyvenime. Jei to nepadarysit, jūsų gyvenimas žlugs. Ačiū, ir čia buvo ponas Niekas. Iki. Kas čia buvo? Koksai dar Gabrielius skambino, pas mane nieko nerodė. Man rodo nepažįstamas numeris. Nežinau, gal kažkokie sukčiai skambino, važiuokime toliau. Nu tai va, man skambino Gabrielius, mano draugas iš tikrųjų.
o tai ten tipo rodė nepažįstamas numeris, o dabar parodė tipo, kad Gabrielis. Nu tai važiuokime tada. Tikiuosi daugiau nieko nebus šiame video. Tikimės. Tada sukam va čia, va į kairę. Oi, šitą mašiną patrukdė biškai man, atsitrenkiau ją. Gerai, važiuojam. Jo, tada į dešinę tada sukam tada. Kas čia toks? Čia aš! Kas čia toks? Gabrielius. Oi, Gabrieliu, labas! Kiek dienų? Čia Gabrielis, atsimenat jį? Nu tai gerai, pradėkime. Tai sveiki, labai senai filmavomės su jumis, draugai, tai padarysim dar vieną video. Nu tai gerai. Ir jis šiaip tais praeitą kartą irgi su Need for Speed filmavo video. Ir dabar, nu tai gerai, važiuok. Gali nustatyti man lokaciją iki lenktynių? Iki lenktynių, jo gerai. Tada vėl važiuosi į Mendoza Keys. Oi, kur aš čia nuėjau? Jo čia miestas Mendoza Keys. Na. Jau tenai Tik važiavau. staigiai net leisdinėk stabdžių su gazu. Oi, vakar driftas. Atleisk, nuliuką. Gerai. Tai dar yra kitas stabdis. Žinau, bet šito geriau nenaudok. Kodėl? Aš sparčiau žinau. Oi, kaip tu čia važiuoji, nes postaliuką labai užneša stipriai. Tai aš moku su užnešimais. Čia automatas, gali nespausti nuo perjungimo. Čia automatiškai persijungia. Kaip tu čia važiuoji? O, driftas. Nu tai vat, mes buvom sustabdę įrašą, o tai mano draugui Gabrieliui reikėjo pasikelti kėdę, tai buvo per maža. Nu tai gerai, važiuok toliau. Kur čia tais lėktiniais? Jo, va čia stabdyk. Jo, vėliau tada spausk šitą. Jo. Čia Čia tipo bus svarbi. naktynės tipo bus. Naktinis lenktynės bus. Matau. Čia tipo dabar paklausi, ar mes seniai laukiam. Aš tau sakysiu, kur važiuot. Aš neskiriu dešinės nuo kairės. Kairė. Kuri? Ta. Aš neskiriu kairės nuo dešinės. Gal aš geriau pagal tą bobelą važiuosiu. Mhm. Tu į laptopą žiūri, ar į teliką? Aš į teliką. Aš irgi. Geresnis vaizdas. Jo. O tai... Tipo, aš seniai video filmavau. 2 savaitės atgal. O taip aš filmuoju kas 5 dienas kažkias. Arba būna kas dieną, o tai aš nefilmavau 2 savaitės ir daugiau, nes tipo, aš nufilmuoju video 3 dienas ar 2. Ne, 2.
2 dienas iš eilės filmavau video ir kai aš jį montavau, aš pastebėdavau, kad tipo gale video tipo viskas užlagina. Nu ir tipo aš negalėjau filmuoti 2 savaitės. Tik tikiuosi dabar šitas video normalus išeis. Tai gerai. Pakomentuokit savo žiūrimiausius Fortnite'o YouTuberius, nes kitas video bus su Fortnite'u. Jo. Dabar bus labai geras dalykas. Lenktyniausi. Bratucha pasistenk. Praleis tiesiog. Gazuok, viskas. Kol pirmas. Tinka toksai? Jo, tik sakyčiau. Noriu permušti bėgį, bet negaliu. Ant automatų tu geriau lenktyniauti, tai ant mechanikos tu dar nelabai pripratai. Kodėl jie mušasi? Kodėl mums ta boba sako, kad mes netgi nesistengiam? Neklausykis. Aš nesuprantu. Tu, kaip ir mano, kai kurie prenumeratoriai gal nesupranta rusų kalbos. Ta, kad man mašiną neišneša. Pati važinėja su GTR ir sako, man su kažkokiu RTX važiuoti paskui ją. Štukė 805 mums kažkokią mašiną davė. Seną. Nu, ganėtinai nauja. Tipo, aš ją patys įsirinkau, kai registravau žaidimą šitą. O tu galėjai pasimti kokį Mustangą? Šita geriausia buvo mašina, tai ten visas tipo lėtas buvo. Čia pati greičiausia buvo. O Mustangas buvo arba Dodge Challengeris? Ne, tipo, man reikia praeiti šitą misiją. Man reikia praeiti šitą misiją, bet man kažkodėl jis neleidžia praeiti. Tu važiuoji kaip Sigma. Jo, kaip Sigma, tikrai. O tai tipo rodo, kad reikia praeiti misiją, pasislėpti nuo policijos, bet aš kai pasislėpiu nuo policijos, rodo, kad vis tiek misija nepraeita. Rodo, kad misija nepraeita ir šitą ir... Nu ir tipo, kad jei noriu keisti mašinas arba jas detalės, tai reikia praeiti misiją šitą. Praleisis, jo. Dabar slėpkis nuo policininkų. Tuoj pastatysiu tau kitą mapą. Viskas, nuo policijos važiuok dabar. Ir važiuok kitą. Kas tas L2? Ten mapas. Kapta. O tai jei aš šitą pereisiu, tai... Aš biškį išeisiu, gerai? Okay. Į tualetą? Tu šiekt. Sugrįžau ir man mama iš darbo atnešė čia kažkokį dalyką. Čia kaip kažkoks tai flešiukas kažkoks. Gerai, neskirtumų. Vėliau pažiūrėsim kitam video. Su jumis kartu. Kas ten viduje yra. Kol kas padėsiu.
Atgal važiuok. Už tavęs 2 mašinos. Šitą. Tave gaudo. Važiuok. Žiūrėk. Jos kvailės manau, kad galima mūsų gauti. Nu, švilpt. Nesikeikiam sakant. Reikia pirmą nuo jų pabėgti. Tai galiu nuo jų pabėgti, man čia nėra. Taip. O dabar ką daryti? Viskas dabar. Stabdyk. Aš tu nustatysiu. Ten, kur tu važiuoti reikia. Į kitą ne pagalą. Jo, čia. O kada pirksi bėgius? Nežinau. Tipo pavarų dėžę? Nu. Nežinau. Tu išeini kol kas iš čia. Viskas. Važiuok ten. Ten, kur tu rodo. Давай greičiau. Stabdyk. Stabdyk viskas. Greičiau. Viskas. Pavyko. Čia dabar su policija bus lenktynės. O. Tai gal bėgimas nuo jų? Ką? Lenktynės? Nu, tipo lenktynės su policija ir su kitais žaidėjais. Tai gal bėgsiu nuo policijos, nes lenktyniausiu su jie. Jo, bėgsim nuo jų. Tiksliau. Arba nebūtinai, jie gali tiesiog tavęs nepagauti. Iš pradžių sakė, kad mes jį taip sau lenktyniavom, o dabar sako, kad gerai lenktyniavom. Praeitą kartą. Ne, nu tu realiai Sigma esi. Jo. O Sigma į sieną deda, bet nesustabdo sieną. Sigmos. O kaip gerai, kad ten yra. Tu važiuoji kaip su Formulė 1. Greiti ir pasiūtę. Greitai ir įsiutė, mano mėgstamiausias filmas. Oi, biškį pakabinom. Jo, ir dar vienas kabinimas. Ir dar vienas nuvažiavimas ne ten, kur reikia. Ir vėl 6 vieta. Greitasis ir įsiūtęs yra paskutinis. Greitas ir įsiutęs. Lėtas ir nutukęs. Ir nutolęs. Biškai kirsim kampus. Negalima, tada nesiskaitys. Nevažiuok, kad gal tiesiog nekreipk į juos dėmesio. Tu taip... Sigmos irgi taip važinėjai. Jos tikrai suvaro savo mašiną į vandenį. Nu kur čia važiuoju? Ai, va, nu taigi yra čia. To išjungs po vieną dalyką. Kur jie dedasi, nu? Kas? Tik čia staigus dabar bus posūkis. O ne, užtuko. Matot, aš labai mažai žaidžiau Need for Speed. Tai, iš kur čia tų posūkių? Aš tas šviesas. Bet aš geriau žaidžiu. Negalima kirsti, neužskaitys. Ne, aš šiuksiu savo taip neužskaitimas. Jūs ir užskaitysiu. Užsiskaitys. Va. Nu, neužsiskaitys, tai neužsiskaitys. Finišą pasieksiu. Jei tik būtų čia tiltas. Matai, kaip žmonės durnai projektuoja. Tiltų nestato. Nu jo, staigius posūkius daro. Eik tu savo, dar nuo ten važiuoti. O, da policija ten yra. Tai jau. Ne, nu čia ką, apsaugos bazė kažkokia ar kažkiek, tiek policijos važinė. Ką tiesiog į lenktynės nuvarėm, nu. Mes juk nevarėm 300. Nu, mes varėm 5. Normalių greičių. Jo, mes varėm 500. Normalus greitis.
Nu jo labai. Mieste galima 50 realybėje. Liko 500 metrų. Pusė kilometrų. Oi, kaip čia užnešiai. Ir dabar... Пришло время исчезнуть с радара. Помнишь список мест, которые я скинула? Используй его. Ką sakė? Stabdyk. Dabar važiuosim čia gal. O gal varom į kalnus? Padaryk biškį. Stabdį. Va, tas sakiau, kad dabar nėra kur važiuot. Mes visas beveik praėjom. Varyk į tą pusę. Tai gal tada visai išeinam, gal tada iš misijos šitos. Jo, gerai. Va, mes išėjom iš misijos. Pagaliau bus šviesa. Man nepatinka, kada žaidimuose būna tamsu. Šlykštų kažkaip. Nu, dabar nustatyk man, prašau, į kalnus. Vat į tą pusę. Stabdį. Prie mepo pabaigos, jau gerai kažkur tai. Jo, biškai ten aukščiau. Aukščiau, kur poch, va, čia. Nustatyk. Tai dabar kur man... Ai ne, palauk. Iki ten negalima davažiuot, palauk. Kodėl? Kodėl negalim? Čia už mepo ribų kažkur tai pačia, bet gal. Taigi dar ten mepas. Į degalinę gal geriau. Nu gerai. Bet žiūrėk, ten yra, va, irgi kažkas, matai tuos? Va. O, tavo mašinytė reikės remonto. Jo, nemokamai. Man nepatinka, kad nešioju taip stabdžių. Tai tiesiog nespausi šitą mygtuką. Bet tai jei aš tą spausiu, tai iš vis nemes manęs. Tiesiog stabdys, aš jau geriau biškį atleisiu tą gazą. Gerai, kad tu įsirovai pas mane namo. Policijos daugiau dūmų turės. Prisirūkę. Į savo mašinų vamzdžių. Man įdomu, kiek šitas video truks. Jau gal kažkokių 3 minučių kažkaip. Seni, čia vienas iš tų ilgųjų video. Gal nemanau, kad kažkas jį žiūrės, bet ten ilgų. Tada cool, jei bus 3 milijonai. Tavo mama grįžo. Rimtai? Rimtai. Aš esu išlaikęs teisės, patikėkit. Traktorius. Labai. Traktorius. Labai tikim. Traktorius tai esu išlaikęs. Nu jo, tiksliau pasakius išlaikysi po 8 metų. Ką aš jau traktorių vairuoju? Ne, traktorių aš vairuoju rimtai. Nu jo, žinau, kad per farming simulator. Ne, aš realybėj vairuoju, pjaunu žolę. Tipo aš kaime nevairuoju traktorių. Ne. Vairuoju. Nu, tipo ne traktorių, mes su traktorium vairavęs, bet su mašina ten kaime buvom. Aš daug kartų. Aš realiai buvau per šias atostogas Druskininkuose ir ten aš nusiverčiau su elektriniu motociklu. Aš važinėjau, buvo viskas gerai, bet tada mano senelis pastatė motociklą. Aš ant jo tiesiog atsisėdau, stovim, savo. Aš per šias atostogas buvau Vyčių parke pas dedukus. Aš buvau Grand Spa Lietuva. Aš Druskininkai. O realiai čia taip gerai važiuoti. O Su vėjum. Vėjuko biškį į langą užskrenda.
Nu kas čia dobembas? O, matai kaip tau reikia? Tiesiai į galvą. Kur tu važiuoji? Nu tuoj apsisuksi. Tai tiesiog ir kelia pro ten, pro medžius tas. Aš normalus žmogus. Aš nevažinėjau dievom. Jei tu taip važinėjai, tai aš biškai nekaltas, ką? Nu tai čia juk žaidimas. O realybė irgi per pievas varai, per medžius. Ne. Čia visas iš pradžių to, kai aš registravau Need for Speed, čia visos mašinos buvo tokio greičio, bet čia greičiausia. Jinai traukia 210. Aš ant jos buvau traukęs 210. Sustok biškį. Aš noriu pažiūrėti. Jinai traukia, jos maksimalus greitis 201 km per valandą. Aš ant jos įsibėgėjęs buvau 210 km per valandą maksimum. Nu tai gal biškai O tai čia nelabai yra kelio, kur įsibėgėti. Jo, nes čia yra žaidimas tau ne GTA, kur yra greitkeliai. Ai, ne, ten yra porų trasų, kur yra įsibėgėti kur. Nu, Ratų važinėt. nu bet ten ratu labai daug sumeta stabdžių posūkių, žinai. Nu jo, ten tipo važiuoji su gazu, ten net nereikia jo atleisdinėti, bet kai tu suki į šoną, tai tada pats biški greitis nusikrenta. Nu tai taip, nes nuo sukimo greitis nukrenta. Nu jo. Dabar jau nekadarom. O čia galima degalų užsipilti. Tai jau viskas, užsipili. Rimtai dar reikėjo pravažiuoti. Nu tiesiog jau sakau, kad čia nemokamai degalai. Ir pataiso mašiną plius. O rimtai? Tik dabar pamatei. Jo. Reikia tada dar ją labiau suvaryti. Tiesiog trankykis į kažką tai. Ir kai pamatysi va tą vat liniją prie spetrometro, kai jinai bus raudona, tai viskas mašina nepajėgs. Čia tau nieko nepadės. Su visu greičiu varyk į degalinę. O žiūrėk. O blyn. Nu palauk, nu reikia išvažiuoti. Žiūrėk, liko tik tai 500 kilų. Ai, čia man atrodo mepo pabaiga. Lygtais. Ai, čia kur mes buvom pažymėję. Palauk. Duok biškį. Atgal pavažiuok. Į priekį. Tuoj biškį. Stabdyk. Į priekį. Pabiškį į priekį. Dar į priekį. Stabdyk. Ir jums patiko šitas video, spauskit like ir subscribe. Ir jei norite trečios dalies, rašykite komentaruose. Ir su jumis buvo Edviks ir mano draugas Gabrielis. kuris įsirovė šiandien pas mane namo. Ir visiems ate.